Leli klubas yra erdvė, kur ūkininkai, robotizuoto melžimo šalininkai dalyjasi patirtimi, aptarė pieno sektorius kasdienybę ir aktualijas, dalyjasi savo įžvalgomis su robotų gamintojais ir Litagro specialistais, padedančiais jiems kasdienėme darbe naudojant Leli robotus. Klubo susitikimų organizatorius Litagra, o bendrose diskusijose gimstantys sprendimai padeda pieno ūkiams išgyventi ir sunkesnius laikus. Ar sunku, ar lengvesni laikai, ūkininkai vis tiek technologiškai ginkluojasi, ar ne? Šiaip jeigu istoriškai Leli įrangos augimas visada būdavo išprovokuojamas būtent sunkmečiu. Tai bent jau šiai dienai, jeigu tos nuotaikos, kaip sakau, nėra labai pergalingos ar džiugios, vis tiek esam išvarginti čia ir politinių visokių čia reiškiasi procesų, bet šiai dienai tikrai yra projektavimo procese, yra instaliavimo procese, vis dėlto tas traukinys juda. Ta ateitis yra tokia, arba tikrai robotizuojamės, eliminuojam tą žmogiškasias klaidas, eliminuojam kažkokius tai sunkius procesus, pačio darbo kultūrą ir jeigu tai priimtina ir galima mes suefektyvinti, reiškiasi, pačio žaliavinio pieno savikainą, pritraukti tam tikrą vietą, kuri būtų patraukli ir perdirbėjui, nors ir ten yra, mes žinom ir jų pozicijas, tai mes tapdami konkurencingais bendram kontekste, tai tada mes, kaip sakyti, išplauksim. Ta partnerystė nėra tik tarp Litagros ir mūsų ūkininkų, bet šalia yra ir mūsų didžiulis pasaulinis, kaip sakau, ženklas, tai Leli yra šalia, pereitais metais atšventė 75 metų jubiliejų. Tai ten yra vėl investuojama į kuo, kaip sakyti, našesnės, jeigu galima ir taip sakyti, į tą dirbtinį intelektą. Tai tos technologijas ir su jom norisi plėstis tiesiog, ta prasme, nes, yra, ne melžimo linija, kaip būdavo anksčiau. Čia labai verta technologijas ir eiti į priekį ir bet kokiu atveju skatina ir pasilikti. Nes faina tiesiog net, ne vien dėl to darbo, bet vien dėl to iššūkio tokia, labai faina ta technologija pati. Kokie šiemet tie geriausi rezultatai? Jau eilę metų darom šį Leli klubo renginį ir iš tikrųjų džiugu, kad tie rezultatai kyla, važiuoja į viršų ir šiemet, pavyzdžiui, taip pat pirmos 3 vietos, jos taip pat pagerino savo rezultatus, jeigu mes lyginsim su praėjusiais metais. Pirmos vietos laimėtojas yra Daivos Stanaitienės ūkis, antra vieta atiteko Litagro žemės ūkio bendroviai ir į 3 vietą pirmą kartą tarp nominantų yra papuolęs Henrikas Minelga. Didelis įnašas pačio ūkininko, kuris iš tikrųjų pasistengė, kad jo ūkyje būtų tvarka, kad jeigu kalbant apie pačius gyvulius, jis turi pasistengti, kad tai būtų geresnė genetika. Taip pat turi paruošti gerą pašarą, tą pašarą vėlgi gerai sumaišyti, teisingai sumaišyti, padėti ant šėrimo stalo. Aišku, turim tokius dalykus kaip automatinės šėrimo sistemas, kurios taip pat padeda ūkininkams šitos dalykus sutvarkyti. Kelerius metus iš eilės sukotės visiškai netoli prizininkų ir šiemet tapote pirmą kartą vieni iš geriausių ūkių, kurie melžia Leli robotus. Paleidom tą automatinį šėrimą, irgi taip pat Leli robotą. Investavom labai į šėrimą karvių šėrimą ir skaičius maksimalus karvių buvo prie kiekvieno robotą, tai kad nebūtų taip kainas drastiškai nukritusias pernai vasarą, gal būtų dar geresni tie rezultatai buvę, bet paskui jau pradėjom mažiau pašarų pirkti, savo tik tai duoti, ką turim. Šiuo metu yra sunki situacija pieno ūkyje. Turint tokias technologijas, jums irgi tai lyg ir ta tokia stipresnė valtis, galite lengviau irkluoti? Neteikčiau taip griežtai, kad yra ta situacija labai blogai. Yra buvę labai blogai, šiai dienai yra vidutiniškai. Gyventi galim. O kaip manote, jums pasakyti, kad gyventi galite, kiek lemia tai, kad jūsų technologiškai stiprus yra ūkis robotizuotas? Tai tiek algų atžvilgių, kadangi žmonių mažesnis samdyms yra, jau liek tie pinigai, savo darbą, ką to reikėtų eiti, jeigu ten pačiam dar milžti kažką, kiek tu laiką prarandi, dabar nueini prie kompiuterio, sakykime, ten į dieną grubiai tai valandą.
2 tenais jau su rujom, su viskom susižiūrėti. Ir visą dieną tu gali tą patį šienauti, silosą tą kukurūzus pjauti ar purkštę, ką tu visą dieną turi. Pagrindas vis tiek gyvulininkystėje ir su melžiamom karvėm tai yra šėrims. Tai šėrims tai ir pagrindas. Bet aišku, tos sudedamosios dalis vienas tas šėrims jis neįtakoja. Tai aišku ir genetika, aišku į tą patį įrangą. Ir tų gyvulių ta gerovė, nes jiems turi sudaryti sąlygas, nes produktyvam gyvuliui jam reikia gerų sąlygų, nes jeigu gerų sąlygų nėra, tai rezultatai ir sunkiai pasiekti. Ir aišku, darbo rankų reikia. Turite robotų fermoje, tai darbo rankų gal reikia šiek tiek mažiau ir lengvesnis tas darbas? Aš, aišku, jau 30 metų su karvėm dirbu, tai nuo pat pradžių pradėjom. Pirmasis, kas buvo, tai miegas. Kažkaip sunkiai įsivaizduoti, kad kartais žmogui tiek nedaug reikia. Niekas neskambin, atsikėliau, žinau, buvo turbūt 7:30. Tai, pienininkui tai ir sunkiai suprantams dalykas 7:30 atsikelti. Šitas turbūt didžiausią įspūdį padarė tas robotas, kad ir pienininkas, pienininkas gali miegoti kaip ir visi normali žmonės. Vienas sektorius niekada stabilus nebuvo kaip ir visur kitur, bet tai 10 metų jau beveik kaip melžiam robotais, paskolas baigiam atiduoti. Manau, viskas teigiamai. Kiekviena technologija, kuri palengvina žmogaus rankų darbą, yra labai smagu. Jaunimas pas mus įsilieja, aišku, jaunimui kur kas greičiau viskas sekasi dirbti negu mano, pradžia padaryta, paskui bus matyti. O kainas, kaip, visada, aišku, didesnė kaina maloniau gauti, bet nuostolingų dar metų grinai nebuvo, kad taip jau reikėtų. Jeigu ūkis būtų nerobotizuotas, būtų jaunimas ūkyje likęs dirbęs ir norėtų likti? Negaliu pasakyti, aišku, bet modernizacija jaunimui patinka, bet kuriuo atveju. O ateitis, aišku, priklauso jaunimui. Mažiau darbuotojų reikia, mažiau darbo užmokesčių reikia pinigų išleisti. Iš karto išmilžiai 2 kartus karvės melžant 50-60 litrų tikrai iš karvės neprimilšiu, o čia primelžiu. Kad ir sunkmetis ūkininkai investuoja į pieno ūkius, robotizuoja juos. Ūkininkai iš tikrųjų nemaža dalis jų yra supratusi, kad jeigu jie galės pastatyti ir įrengtos tvartus su naujom technologijom šiandien, tai jiems bus lengviau išmokėti tas investicijas ateityje. Kokie darbai dabar artimiausi? Šiuo metu vyksta projektavimo darbai pas eilę ūkininkų. Projektuojant ūkininkai susiduria su nemažai biurokratinių kliūčių, kadangi iš tikrųjų pačio statybos leidimo išėmimas nėra toks paprastas. Paruošti projektą ir gauti statybos leidimą tikrai užima 1,5 metų ir daugiau. Šiemet manau, kad visgi bus įgyvendintas tas 100 roboto projektas. Turės atsirasti ir tikimės, kad kitiem ūkininkam taip pat pasiseks su leidimais ir bus pradėti statyti tvartai. Nusimato vienas rimtesnis, stambesnis kompleksas. Robotizuoja fermas ir stambus, ir nedideli šeimos ūkiai. Ir kaip Lėlių klubo susitikime sakė apie 60 karvių melžintis Manfredas Kroblys, melžimo robotas išsigelbėjimas mažam ūkiui.